Labą dieną. Šiandien pakalbėsime apie jaunų žmonių gyvenimą. Jaunų, kurie dar nevedė ir jaunų, kurie jau vedė. Paskutinį metu reiškia daug yra žmonių, kurie kreipiasi pas mane pagalbos. Jauni jau skiriasi su drauge, jau pergyvena stresas, jau skiriasi su draugu, pergyvena, jau vyras neištikimas pergyvena. Ir taip toliau. Ir sukasi tas ratas taip galingai, kad kitas iki nestebėsi. O čia irgi nesenai. Tiesiog viskas, nežinau, ar išgyvensiu iki ryto. Tokį stresas aptari žmonės, kur reiškia sunku įsivaizduoti, kas darosi žmogaus širdį, žmogaus visoje esybei. Atrodo, viskas griūva. Ir žmogus neranda jokios išeities. Ir netgi kai kurie sako, kad galiu pabaigti savižudybę. Ant kiek reiškia žmonės įsijautrina stresai, tie galingi. Ir tie galingi stresai, jie taip paskiau lydi žmogų. Nes tie stresai pergyventi, jie pasilieka visam laikui. Tai jeigu kalbėti, tai pirmiau kalbėti, tai reiškia praktiškai yra pirmieji stresai, tai pirma nesėkminga meilė. Būna nebuvo elitinio akto, nieko tiesiog sukurta mintyse, kažkiek dabiški ir draugavo gal, o gal net ir nedraugavo tą platonišką meilę. Netgi būna platoniška meilė, kada įsimyli artistą kažkokią tai artistę. Ir paskiau žiūri į nuotrauką kažkur tai pagalbą laiko. Visą laiką svajoja, ir paskiau sužino kažkokią tai pasaką, kad tas artistas ištekėjo. Arba tas artistas, reiškia, šis kažkas tai su juo netaip yra. Ir stresuoja, pergyvena. Bet daugiausiai tai būna nesėkminga meilė, pasireiškia 17-18 metuose, nors būna ir 14 kartais. Ir po to, reiškia, vyksta sujauktis, vidinė sujauktis. Dėl nesėkmingos meilės, pa žmogų, reiškia, yra tie stresai, kurie praeina, jie labai žmogaus nukerta lygį. Jeigu kada įsimyli žmogus ir svajoja, viskas atrodo meilės jausmas geras, lygis 10. Tai praktiškai, jeigu tokiam lygiai žmogus ir pradėtų gyvenimą santuokoj, tai jie turėtų ir vaikus tvarkingus, viskas būtų gerai. Bet, kai nukrenta lygis atstatyti žmonės negali. Ir paskiau eina gyvenimą. Aišku, žmonės yra, kai kurie pergyvena, kad neturi draugės, kai kurie pergyvena, kad neturi draugą, kai kurios merginos ir moteris tame tarpe. Ir visi ieško to draugo, tos draugės, ieško tos antros pusės. Bet yra viena problema. Jeigu žmogus pergyvena nesėkmingas meilės stresą, ir dar ne vienas sykį, jo širdis neatsiveria meilės jausmui. Ir tada tas be meilės jausmo draugystė trunka arba neilgai, arba ta draugystė trunka tik tai, reiškia, atitinkamą laikotarpį iki pirmo barnio, arba netgi gyvena gana ilgai, bet po truputį, reiškia, jų santykiai prastėja. Vyro ir moters santykiai prastėja. O tų santykių prastėjimų ypatingai dar reikšmę turi, kadangi žmonės merginos nori tikti vaikinui, moteris irgi taip pat kažkokiam tai sužavėjusiam vyrui, jie naudoja arba kontraceptinės priemonės, arba spiralės. Ir kaip tik pastojimas įvyksta, viskas. Ir kai žiūrėjau, kur daugiausiai ateina, kur skyrybos reiškia yra, tai praktiškai yra sunaikinti. Ir ne vienas vaikas. Bendroj sumoj šeimoje sunaikinti 3, 4, kartais net 9 vaikai. Jau gyvena, reiškia, kelias metus, sunaikino, paskiau jie pradeda viens kitų neapkesti. Ir paskiau dar atsitinka vienas įdomus dalykas, kada pradeda gilintis į mano informaciją, žmogus pradeda suvokti, pradeda šviesėti, o antra pusė nenori to daryti, nes mato, kad gyvenimo nėra, reiškia, žmonės, kada įsigilina į savo tą praeitį, žmogus nori keistis, o antra pusė nenori keistis. Nori pasilikti, jiems atrodo, kad čia nesąmonės yra, kad čia gyvenimas yra kaip nori, taip ir gyveni. Ir dažniausiai būna iš vaikinų pusės, nors turiu pasakyti, kad būna ir iš merginų pusės. Ir negebėjimas įsigilinti, suvokti informacijos, nenoras, jisai duoda, reiškia, galingą tą postūmį tarpusavio konfliktui.
Nes dvasinė šviesa ir dvasinė tamsa funkcionuoti kartu negali. Dabar viena moteris skambina, aš buvau Palangoje, tada ten viską aiškinau ir paskaitas skaičiau, korekcijas ten atlikau kai kuriems žmonėms. Ir viena moteris pareina namus, sūnus nebegali ją žiūrėti. Tai yra, pradžia buvo gerai, 2 ar 3 dienos gerai, o paskiau sakė, kaip įsibrovė kažkoks kaip šetonas, jisai netgi tą sofą, kur sako, dviese reikia vos panešti, jis vienas pakėlė, kaip trenkė į žemę, su tokiu triukšmu, tiesiog sako, stebėsi, iš kur pa žmogui tiek jėgų yra. Mat, kas atsitinka, tai yra piktasis, kada užvaldo žmogų, jisai ta šviesa negali būti. Už tai žmonės turi labai atsargiai žiūrėti. Ir šitą informaciją žinant, suvokiant, reikia dar mokėti ją palenkti antrą pusę. Bet palenkimui irgi nepasiduoda. Ir atsiranda problemos, iki skyrybų problemas. Paskiau žmogus kartais suvokia tos dalykus, bet jau po laiko, kada viskas suardyta, šeimos jau nėra, jau gyvena su kitu arba su kita. Ir kiek pas mane ateina daugiausia žmonės jauni, tai daugiausia ateina dėl tos nesėkmingos meilės. Ir po tos nesėkmingos meilės toliau seka įvairūs, lygos, nesėkmės, nelaimės. Ir žmonės stebisi, kodėl man taip nesiseka. O tai dabar turėjau, vieną. Jisai užsiminėja sportų su žirgais. Praktiškai visa meilė, žirgams ir tam sportui, bet rezultatų jis niekaip pasiekti negali. Lygis 3 ir rezultatų nėra. Ir jeigu žirgai jisai valdo, žirgas 3 lygio. Paskiau sako, taigi už mane vyresnių amžiaus, žmogus apie 70 metų, jis mane aplenkė su savo žirgu. Aš žiūriu, pas tą žmogų 10 lygis. Ir jo visai kitaip ir žirgas, visai kitaip bėga. Ir jo, būsena kitokia yra. O jis yra kaip stabdis. Netgi žirgui yra stabdis toks bažnyčiotojas. Ir kur nepasižiūrėsi, visur visas grandis surištos. Žmogaus, lygių, jo sėkme, laimė. Bet ne tik tai lygiai yra. O šiandien buvo pora, yra kaip tik paskutinė. Ir jų lygis apie jų 9,5, tai yra geras lygis. Pa žmona, yra, funkcionuoja schema, kur yra Dievas, visata, dvasia, žmogiškoji siela, galvos, smegenų, energetika ir kūnas. Šitos funkcijos visos, pas ją tik tai 43%. Jinai be jėgų, jai sveiksta galva, neranda savo vietos. Jisai 9 lygi ir jinai 9 lygi. Atrodo, 9 lygi turėtų būti viskas gerai. Bet tos mintis, kurios netinka žmogaus, tos dvasiniams dėsniams, taip nuoskaudų, kažkokio tai nusivylimų, kažkokio tai nepasitenkinimo, dirglumo, arzlumo, nors bėga, ir darbą dirba tiesiog, nuostabiai. Bet tos mintis, kurios pastoviai žmogų žlugdo. Tai yra, žmogus įgauna tokią būseną. Jisai neturi gyvenimo džiaugsmo. Jis nieko nesidžiaugia. Ir kai nesidžiaugia, pasireiškia, kyla tas negatyvumas, stiprėja viduje. O negatyvumas atveria daugiau, galimybių įsibrauti tos piktosios dvasios esybėms. Ir pasižiūri, piktosios dvasios esybė tiesiog tokį kiekį, apie kuriuos sunku net pagalvoti. Aš anksčiau, kai žiūrėdavau, tikrindavau, tai praktiškai tikrindavau 1, 2, ten tokias kaip vadai būdavo. Paskiau pažiūrėjau, jau 10 kažkokiam tai laipsnė, 13 laipsnė, 4, 10. Pasirodo, jų yra žymiai daugiau, net 19 laipsnė, 90 laipsnė, 110 laipsnė. Ir jau žmogus tikrai savotiškai tų esybių apsėstas ir jis net negali susikoncentruoti į pozityvų mąstymą. Ir jis pats prislėgtas. Ir kai pasižiūri žmogaus veidą išraišką, kaip rusų kalboje toks yra labai geras įsireiškimas, sako, u tebe net lica, tu neturi veidą. Arba tavo, kaip lietuviškai net išvesti pažodžiui, bet mintis tokia, kad žmogaus į veidą pasižiūri, jis tikrai kaip nusivylęs gyvenimą, kaip nepatenkintas, kaip prislėgtas kažko tai nuoskaudos, kažkokia tai. Ir žmogus, jisai pats nėra gyvybingas ir tos gyvybės energijos net nesuteikia aplinkiniams. O štai žmonėms aiškinau, tas knygoje duotas Rūškinas veidas, jeigu žmogus taip gyvena, jis niekam nereikalingas. Jis nereikalingas tėvui, nereikalingas motinai, bet motina ir tėvas būtinai
kenčia, būtinai, reiškia, stengiasi kažką tai pataisyti, tai pabarimu, tai reiškia kažkokia tai malda, o praktiškai tai nesudaro, nesuteikia tų, nes jie patys irgi tokiai būsenai, ir kada būsena pas juos tokia įtampa yra, tai jie patys, reiškia, nesuteikia, o dar, reiškia, nepatenkinti vaiko gyvenimo, tai jie ir netgi užmaitina to nepasitenkinimu. Ir vaikui nuo to dar blogiau. Antra, reiškia, yra, kada žmogus tokia būsena, jisai niekam nereikalingas. Tokia žmona nereikalinga vyrui, toks vyras nereikalinga žmonai. Ir kai susitinka našta, tampa, pradeda viens kito vengti. O kada vengia, reiškia, yra, nebėra šilto žodžio, nebėra to šilto prisilietimo, kabinimo, ir po truputį žmonės vienas nuo kito tolsta. Ir tolsta ne todėl, kad amžius jau toks yra, o tolsta todėl, kad pas juos sukaupta viens kito atžvilgio negatyvų daug, tų negatyvių minčių, kažkokiu tai priekaištų, nusivylimų, o tie nusivylimai, priekaištai yra užmiršti senai, bet impulsai, kurie išspinduliuoti, jie visi lieka. Ir jie kaupiasi, kaip aš sakau irgi, kaip atvežė palyginimai, kaip kaupiasi onkologinė ta įtampa. Sakau, užpėka ant kaimynų, naik ir įpūsk į dviratį su pompa. Užpėka ant kito dar įpūsk, ant vyro stipriai išpėka, 2 sykius įpūsk ir taip toliau. Pažiūrėk, ar ilgai pūsi, padangas sprogs, tai yra metastazėm išeis. Ir pa žmogų, reiškia, santykiuose lygiai tas pats yra, kaupia negatyvus viens kito atžvilgiu, bet tie negatyvai naina užmiršti, atrodo, lyg ir žmogus nieko neprisimena, lyg ir ypatingų pretenzijų neturi, bet neturi ir to švelnumo kito žmogaus atžvilgiu. Nes pats tampa nepajėgus tą švelnumą atverti ir nepajėgus to švelnumo priimti. O štai aš netgi buvau tokį, reiškia, kaip pavyzdį pasakojau. Sako, vyras rytą atsikelia, tai yra nubunda, girdi žmoną virtuvėj. Jau ruošia pusryčius ir vietoj to, kad pagalvoti, kokia jinai nuostabi, jinai jau stengiasi, kad šeima būtų soti, o dar dirb savo lovai, tai pasiriškia pirmas mintis pirma, jau šitą kobrą kuičiasi. Atsikėlė, į vonę, tualetą šliop, žmona išgirdo, jau šitą šetonas pabūda. Kodėl taip atsitiko? Už tai, kad sankaupos, tos negatyvios sankaupos, kurios sukauptos, kurios paliktos be atgailos, kurios nėra neutralizuotas, jos kaupiasi į tą kalną. Ir vienoje kalno pusėje žmona, kitoje vyras. Ir per tą kalną jau nebesaina jie. Jie pradeda viens kitų neapkesti, viens kito vengti, viens kitų netgi savotiškai kaip ir bjaurėtis. Ir paskui atsitinka taip, kad, reiškia, pradeda tolti. O čia kažkokia tai kita pasitaiko, kuris šypsos, arba kitas, kuris švelniai nusišypsojo, nes yra žmonės, kurie yra medžiotojai, tiek vyrų, tiek moterų, jie praktiškai, netgi turi tokią praktiką, jiems įdomu, reiškia, jiems patinka to, kad, reiškia, yra šypsena, patinka, kad, reiškia, ir žvilgsnis kitoks, negu to žmonos arba to vyro namuose, surūgusio, pykčias, sankaupos sukaupusio. Ir pradeda, reiškia, tas bendravimas, sako, kaip gerai pašnekėjau, net pailsėjau, atsipalaidau, o su vyru niekad nebūna taip, su žmona taip irgi niekad nebūna, kaip jau vyra iš vyro pusės. Ir taip, reiškia, gaunasi, užsimezga kažkoks tai ryšys, o tas ryšys šiandien labai, reiškia, greitai perina lytinį aktą, o lytinis aktas yra pilnas perkodavimas. Vyras perkodoja moterį, moteris vyrą. Ir perkodas, reiškia, žmogus jau turi visai kitas biologinės vibracijas. Ir tada jau, reiškia, jeigu buvo dar kažkoks tai suderinamumas šeimoje, jau to suderinamumo neliko. O jeigu dar sužino, kad, reiškia, kažkas tai neištikimybė yra, tiek vyras apie žmoną, tiek žmona apie vyrą, viskas, sukyla vidinės audras, jos dar stipriau superkodoja, reiškia, tą visą derinį. Ir nuo to, reiškia, pykčio, nepykantas, nuoskaudų, nusivylimų, sankaupo, viskas, galutinis rezultatas – skyrybos. Tai yra vienas bėga nuo kito. Bet vienas iš didžiausių, reiškia, tų skyrybų priežastis, arba taip sakant, nesantarvės priežastis, tai dažniausiai būna nužudyti vaikai iščiose. Tai yra tos spiralės, tos tabletės įvairios priešpastojiminės. Ir kuomet tik tai vaikas iščiose yra žuvęs, jau viskas praktiškai, jau tarp sutuoktinių, jeigu meilės vaisių sunaikinai ir meilė dingsta. Ir įvairiausių formų yra.
tų, reiškia, formų neištikimybės, tai yra atgailos sistema, pasakyti, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ir pirmoje eilėje stovi mintys. O mintis, žmonės, kurie nesugeba minčių kontroliuoti, tai praktiškai ir nesupranta, kas tai yra, kad tai yra galinga jėga ir ypatingai, kurie žmonės gyvena aukštesnėme lygyje, jų minties galia labai stipri. Ir negatyvės mintis pirmoje eilėje ardo patį minčių spinduliuotoją. Jis pats kenčia pirmoje eilėje. Paskiau dar įsuka į tą ratą minčių, sukuria į savo antrą pusę. Ir tokiu būdu, reiškia, ta padėtis prastėja, tarpusavio nesantarvė gilėja, jausmas, kuris ir buvęs meilės jausmas ir gana gilus, reiškia, jisai išnyksta. Kaip sakiau, už tą kalną lieka. Kažkada jaunystė, reiškia, ir glamonėjęs, ir viens kitą mylėjo, viens kito laukė, susitikę, reiškia, laimingi buvo, kad, reiškia, susitiko, o dabar viens į kitą žiūrėti nenori. Kodėl? Todėl, kad tas sukauptas, galingas, tas minčių, jausmų negatyvių kalnas. Ir tų vadinamų pagrindinių to ardymo struktūrų derinė, reiškia, tos priežastys susikaupusios. Ir žmogus, kada priežasties nežino, jis netgi nesuvokia, pradeda kaltinti viens kitą ir nuo to nieko nesigauna. O kuomet, reiškia, daina kitokia, kad skyrybos jau kažkuriam tai nusibodo, palieka, tai kitas, reiškia, tiesiog puola į neviltį didžiulę. Būna gražiuoju įsiskiria, bet būna dažniausiai tai būna antrą pusę lieka neviltį. O kai pasižiūri, reiškia, iš esmės pasižiūri, pirminės priežastis, tai yra tos kontraceptinės priemonės arba abortai tiesioginiai jau. Antras, reiškia, yra turėti lytiniai santykiai su partneriais prieš vedybas dar su kitais, kur telegonė galingai veikia. Tame tarpe, reiškia, netgi ir be vaikystė. Ir kartu gyvenant, atrodo, viskas gerai. Pradžioje lyg ir nenorėjo vaikų, o paskui vaikų nori, o jau nieks nebesigauna. Ir ieško, kad medikai padėtų, o medikai šitos srityje, jeigu dvasinės struktūros suardytos bejėgiai yra. Ir žmonės klaidžia, paskui nusivila viens kitu, bando keisti partnerius, bet pakeitus dažniausiai būna bėgdamas nuo vilko užbėgant meškos ir dar blogiau. Ir paskui kitas iki numoja ranką, toliau gyvena, perina prie alkoholio, prie narkotikų, dar prie kažkokio tai malonumų vadinamų. Ir tokiu būdu, reiškia, gyvenimas tęsiasi. Bet kai pasižiūri, iš to gyvenimo nieko nėra. Jeigu laikinai apsvaigsta nuo alkoholio, nuo narkotikų, tai tik laikinas apsvaigimas, jis gyvenimą nepataiso, nepakelia. Ir dažniausiai taip yra. Kai pasižiūri, kodėl žmogus pradėjo gerti, kodėl pradėjo naudoti narkotikus, nukrito jo lygis. Pavyzdžiui, jeigu meilės jausmas, kada pa žmogų prabunda tikrasis meilės jausmas, tai jis netgi atsisako labai lengvai nuo alkoholio, nuo narkotikų. Ir gana gilios depresinės būklės, reiškia, išlipa į viršų. Jeigu tai yra tikrasis tas meilės jausmas. Už tai, reiškia, ir nebereikalo pasakyta, kad meilė vaistas nuo visų ligų. Ir nuo dvasinio, ir nuo fizinio, ir nuo nesantarvės žmogus pradeda švitėti. Ir atvirkščiai, kada žmogus, reiškia, yra į nuopolį krenta, kitas iki jau ne į pirmą nuopolį, tai būna, kad paskui tas nusivylimas, tos neigiamas emocijos pasibujoja, atsiranda priekaištai. Moteris neapkenčia vyrų, vyrai neapkenčia moterų, jos visas tokios, jie visi tokie. Ir taip su tokia, reiškia, ir visur pasilieka tos programos, tokiam, reiškia, tokiai būsenai, jos toliau randa vietą žmogaus esybėje, o po to, reiškia, netgi jos stiprėja, tvirtėja ir žmogus kažkur nusivylęs pasaulį visai kitokį gyvenimą pradeda gyventi. Tie žmonės, kurie žino informaciją, sugeba pasitaisyti, tiesa irgi ne visi. Būna kartais užvaldo kažkokį tai minčių srautas, nusivila, reiškia, net ir tą informaciją, o kai kurie būna labai gražiai pakyla. Ir jeigu taip stabiliai laikosi, viskas ir gyvenimas po kiek laiko stabilizuojasi. Daugelis žmonių, kurie sužino šitą informaciją, jie nori, kad viskas vyktų staigiai. O čia ir dabar, kad aš pasikeiščiau ir kad pas mane viskas pasikeistų. O juk pa žmogų fiziologija, reiškia, yra mokslo ištirta yra. Pa žmogų ląstelės keičiasi per 7 metus, praktiškai nelieka ne vienos tos pačios ląstelės.
O naujas atgimsta tokios, kokia yra programa. Programa tvarkinga, ląstelės tvarkingos. Jeigu susitvarkė programą, jau reiškia pokyčių reikia irgi palaukti. Yra kai kurie žmonės ir vaikų neturi, vaikų laukia 7 metus ir kitas iki dar daugiau. Ir paskui žiūriu, kad reiškia viskas susitvarkė ir netgi pagimdo vaiką labai normalaus lygio, 10, net 11. Tai išlaukta ir svajota, bet kartu ir sudarytos sąlygos tokiam vaikui gimti, augti. Žmogus subrendo dvasiškai ir subręsta fiziškai. Atrodo, prie ko čia dabar tas dvasinis, fizinis reiškia lygmuo. Ogi labai paprastai. Nuo dvasinio lygmens priklauso fizinė sveikata. Žmogaus siela yra pirminė struktūra, siela, gyvenimo, likimas, sėkmės, sveikatos programos. Jeigu tos programos atsistato, ir žmogaus atsistato galimybės. Ir fizinės, ir dvasinės, ir mąstysenos proto galimybės. Ir žmogus keičiasi. Bet kad šitas dalykas įvyktų, reikalinga įdėti darbo. Ir darbo nemažai. To dvasinio savijauklos, iš išmintingų šaltinių pasigilinant, ir tą dvasinę savijauklą, reiškia, atstato derinius. Ir kuomet tos žmonės, pavyzdžiui, ateina jauna pora, kitas iki jau ne visai jauna, kaip pora jauna, bet, reiškia, jau amžius jų netoks jaunas. Ir kai jie sužino informaciją ir bando, reiškia, gyvenimą kurti taip, kaip yra, pas juos gaunasi. Netgi ir praeitis nekokia yra. Bet būtinai turi žinoti informaciją ir dėti pastangas tą dvasinę šviesos kryptimi. Jeigu vienas žino informaciją, kitas nežino ir net nenori žinoti, reiškia, nieko gero nebus. Yra įvairių dalykų. Kitas iki moteris, jinai nepatenkinta, kad mes nevedė. Apsiveda, po mėnesį kitos skyrybos, tikros skyrybos. Įsiskiria visam laikui. O kol gyvena 10 metų gyvena nevedė, dar gyvena, dar viens kitam taikė. Kaip tik apsivedė, viskas. Griūtis. O kodėl griūtis? Todėl, kad griūčia sudarytas ir tos sąlygos. Bet to, reiškia, gyvenimus, kur pragyventas tos visas sankaupos, netgi padidėja pas kai kurios, reiškia, dvasinės ir tos šviesos ir dvasinės tamsos kova viduje žmoguje. Ir atrodo, kad kaltas kitas. Tai kaltas vyras, kalta žmona. O praktiškai tai kaltas nežinojimas. Ir nežinojimas netgi, kad perinamojo etapo, reiškia, reikalinga irgi išlaukti, reikalinga dirbti. Ir dar žymiai sunkiau dirbti, negu nepakliūti į spastus. Nes pakliuvus į spastus, reiškia, tamsios jėgos nepaleidžia žmogaus. Jos tengiasi viską padaryti, kad žmogus susigrąžinti atgal, o dar daugiau į didesnę duobę įsivilioti. Ir šitą daro viską ir per žmogaus mintis. Per jo mintis, žodžius, veiksmus valdo žmogų. O žmonės šitų dalykų nežino. Ir dar vienas dalykas yra, kai žmogus yra giliai nuklimpęs į dvasinę tamsą, tai tamsios jėgos jo nenaikina. Jos priduoda jam jėgų, kad jie daugiau, reiškia, dar elgtųsi taip, kad būtų dar didesni nevidonai tie. Nes jis per šitą, reiškia, įtraukia kitus žmonės į tą vadinamas stresinės situacijas ir tada sudaro galimybės toms piktosiams jėgoms maitintis kitais žmonėmis. Tai yra tampa savotiško agentų, dvasinės tamsos agentų. Bet jeigu tas agentas jau nebevykdo savo misijos taip, kaip priklauso, ar tai žmona atsiriboja nuo jo, ar vyras atsiriboja nuo tokios žmonos, prasideda kai kurie, reiškia, dalykai, kurių praktiškai sunku įsivaizduoti. Tai yra, tada, reiškia, tą patį žmogų įima į spastus. Kitas iki net į ligoninę greitai nuveža ir taip toliau. Už tai, kad kuomet sukausto tą žmogų, paskui kažkoks tai jausmas ir antros pusės atsiranda, bet ne todėl, kad, reiškia, čia šviesa dirba, tamsa dirba, kad dar daugiau gyvybės įvariškia nusirpti nuo tų žmonių. Yra žmonės, kurie tiesiog vyras mirė, tada prisimena, ką jinai blogai darė, žmona mirė, tada prisimena, kokia gera buvo ir kodėl, reiškia, jos neišsaugojo, koks jis buvo nevidonas, nevykėlis. O kada gyveno, tai šitų dalykų neprisimindavo. Už tai žmogus turi, reiškia, gyvenimą, kada gyvena, jisai žinoti va tos dėsningumus ir juos gebėti taikyti gyvenimo praktikoje. Ir suprasti dar vieną dalyką, kad antra pusė, jeigu kažko tai nežino, bus konfliktas. Bet to konflikto reikia vengti, tiesiog neleisti jam bujoti, pakeisti kažkokią tai temą pokalbio, dar kažką tai, ir tokiu būtų, reiškia, pasilikti ramybėj. Nes ramybėj žmogus esantis, tai yra didžiausias turtas. Dvasiniai ramybė, reiškia, vyksta labai normalūs procesai, normalizacijos procesai vyksta, o sujaukti
netgi kažkokią tai idėją išmetė, pasakė, ten vyras nesutiko, pasakė, va ten parašyta taip ir taip, argumentai tokie, ir palikti ramybėj. Ir paskiau nesvelti jokius barnius ir ginčius. Kad jis nesupranta, nenori suprasti, jis toks piktasis, dar kažką tai keikti, tai nieko nepadarysi. Atvirkščiai. Dar sugadinti labiau santykius ir sugadinti santykiai, kuomet bus, tada reiškia yra gyvenimas tikrai tarpusavio santykiai prastėja ir šeimos gyvenimas griūna. O štai pats pagrindinis dalykas yra pirmas lygis yra Dievas, aukščiau Dievo žmogui nieko nėra. O štai žmogus turi dieviškos išminties semtis. Iš tų šaltinių, kurie tikrai tą išmintį neša. Tai yra iš Biblijos, iš apaštalų darbų daugelio iškyra, kur gražių aprašymai yra. Kita, reiškia, yra iš kai kurių tų pasauliečių knygų, kurie irgi užsiminėja tą dvasinę šviesos, reiškia, tobulėjimo srityje. Bet aišku, pirmą eilę žinoti, kas tai yra 10 Dievo įsakymų. Ir jeigu nesitinka informacija, tai 10 Dievo įsakymų, ten nesigilinti. Tik gilintis ten, kur atitinka. Po to, kada informacija, reiškia, žinai, gyventi pritaikyti gyvenimo praktikoje. Ir niekuomet nepamiršti, kad bus iš visų pusių būsi atakuojamas. Ir tos atakos nepriimti. Neiti į tą kovą vadinamą, kažkokią tai pykčia, agresijos, nepykanto signalais nemaitinti tamsiaus pasaulio. O jie, reiškia, sudaro tokias sąlygas, kad žmogus pyktų viens ant kito. Jeigu ne ant žmonos, tai ant kaimyno, jeigu ne ant kaimyno, tai ant valdžios ir taip toliau. O jeigu net ir ant pačio Dievo. O štai pirmas lygis yra Dievas, tai suvokti tą dievišką išmintį. Ir to išmintys stengtis gyventi. Antras, reiškia, yra po Dievo eina šeima. Jeigu matai, kad, reiškia, šeimos griūtis eina, tai reikia bandyti atstatyti tuos visus derinius, o ne atvirkščiai bėgti nuo visų, reiškia, problemų ir naikinti. Nes jeigu, reiškia, šeima tvarkoj, ten yra ir užuovėja, yra ir supratimas, ten žymiai lengviau pakelti bet kokius sunkumus, bet jeigu šeima darnos nėra, tai nieko gero nebus. O štai šitas pasangas turi dėti abudu, ir vyras, ir žmona, ir mokyti vaikus, kad vaikai, reiškia, irgi suprastų šeimos derinio svarbą. Ir kad paskiau patys mokėtų formuoti šeimą, mokėtų ją kurti, mokėtų gimdyti sveikus vaikus ir taip toliau. Nes be šeimos praktiškai gyvenimo tikrai nėra. Kiek šiandien neteina nusivylus, reiškia, žmonių, jaunų žmonių, jis niekaip negali surasti antros poros. Jinai negali surasti. O pasižiūrė, reiškia, tai yra, turi kai kurių tokių savybių, kurios kaip ir atstuminčiai veikia, vidinės netgi puikybės. O antra, reiškia, yra žmogus, kuris netitinka šito žmogaus lygį, jie negali bendrauti. Jeigu moteris 10 lygio, vyras 3, tikrai labai greitai supras, kad jie, netgi jeigu prigimtis aukštą lygio, labai greitai supras, kad jie netinkami. Tai yra, nebus nieko gero. Bet jeigu moteris nenukris, o jeigu nukris per kažkokius tai stresus ar kažką tai, taip, tada atrodo viskas gerai. Ir už tai netgi toks pasakymas, sako, prieš vedybas atima protą ir duoda antrą pusę. Po vedybų protą grąžino, antros pusės neatsiima. Tai vat, yra tokie žargoniški išsireiškimai, bet jie labai tiksliai atspindi. Lygiai kaip narkomano, reiškia, narkotikos moksle yra pasakyta, kad narkotikas moka laukti. Gali nenaudoti kiek nori laiko, tik panaudoja, vėl sugrįžta. O kadangi narkotikams priskiriama ir alkoholis, ir rūkymas, ir visa kiti, reiškia, tai praktiškai jau nekalba apie tos narkotikus, kurie turi pavadinimą ir tą patį metadoną, tai žmonės be jų paskiau pasirodo, kaip nenori gyventi. Tai taip, kad kur nepasižiūrėsi, visur, reiškia, yra ta jungtis, ta grandis ir, ta, kaip aš sakau, tamsaus pasaulio ataka. O žmogus turi šitos dalykus suprasti ir nepasiduoti tam. Turi gilinti, suvokti, tobulėti. Ir kas beatsitiktų, jeigu matai, kad kažkokia išeitis be padėties, nusiraminti. Nusiraminti, atiduoti Dievo valiai ir paprašyti pas Dievo išminties, kaip spręsti tą klausimą ateityje. Tai va, taip, kad čia yra
niuansai, kuriuos, reiškia, nei jaunimas nemoka vertinti, netgi pagyvenę žmonės, kurie papuolė į tą pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusvėrimo tokį srautą, savyje jį išauginę, jie savęs nekontroliuoja ir jie mano, kad yra teisūs, kai jie pyksta, nervuojasi, barasi, namuose viens kitą ko neveikia, mano, kad tas užtarnavęs tą, o praktiškai tai yra pats žmogus, kuris taip elgėsi, jis yra tikrai to blogio šaltinis. Pats savo pirmoje ir aplinkiniams žmonėms. Už tai žmonės turėtų, reiškia, viens kitame ieškoti gėrio, grožio, dvasinės išminties, šviesos, šilumos. Ieškoti, jeigu ieškosi, rasi, kaip pasakau, jeigu ieškosi, rasi gėrį, grožį, dvasinį šviesą ir išmintį. Aišku, jeigu tas pastangos yra. Jeigu menkas pastangas daro ir jau tu vertini tai, ką daro, tai yra gerai. Bet jeigu ieškosi blogio, rasi esama, tariamą, įsivaizduojamą ar sugalvotą. Ir tada, kada blogėje gyveni, reiškia blogose mintyse gyveni tiek apie vyrą, tiek apie žmoną, tiek apie vaikus, nieko gero iš to neišeina, tiek apie tėvus. Ir žmonės, kadangi nesupranta daugelio dėsningumo, jie mano, kad galima gyventi ir taip. O jeigu vaikai pyksta ant tėvų, tai iš ištakų jų įsileidžia juodas, pragyventas gyvenimo patirtis iš tėvų, senelių, prosenelių iki 8 kartos. 8 kartos apima apie 1000 tėvų, senelių, prosenelių. Ten buvo dalingų, laimingų, apdovanotų išmintimi, galimybėmis ir buvo niekam tikusių žmonių, kurie praktiškai buvo našta savo ir kitiems. Tai tame tarp ir netgi ligoniai su kažkokiam ligom. Ir žmogus, nežinodamas dėsningumų, bet nekada paskęsta pasipykti, neapykantą, nuoskaudas, nusivylimus, jis atveria tuos kanalus. Ir ypatingai, jeigu pyksta, neapkenčia tėvų. O jeigu, reiškia, ne tėvų, su kitais žmonėmis, tai iš aplinkos irgi pritraukia save tą blogį, tuo blogį gyvena, tos mintis sukasi, paskui jis tampa nereikalingas ne tik, kad ten žmona vyrui, nereikalingi vaikams, kada tėvai niurzglus yra ir nepatenkinti. Ir vaikai nereikalingi, reiškia, tėvams tokie. Jie kančią pergyvena, kitas iki net nenori matyti. O čia jau kančia paskiau toliau eina. Bet svarbiausia, kad jauni žmonės, kai šitų nesupranta, jie ieškodami viens kitame blogio, nuskriaudžia ir savo vaikus, vaikų likimą. O vaikų likimas, reiškia, ir atsikartoja. Jeigu buvo nesėkminga meilė pas mamą, vaikas, kuris gyvas pas mamą, maždaug tokiuose pat metuose pergyvena irgi nesėkminga meilė. Berniukas, jeigu mergaitė, reiškia, taip pat mergaitė, jeigu pas tėvą buvo nesėkminga meilė, kuris, reiškia, atsigimęs į tėvą, irgi lygiai tą patį apturi. Tai yra, žmogus sudaro tas programas, kur neišsilaisvinęs iš tos problemas palieka tas programas amžinybei. Ir ta amžinybė atsikartoja netgi per 8 kartas. Jeigu per 8 kartas nesikartoja, išnyksta. Taip, kad mes kūriam padėti savo ir kūriam savo palikuonėms. Ir atvirkščiai, kai žmogus suvokia, supranta, per atgalą išsilaisvina iš to, šitos programas daugiau nebekankina palikuonių, jeigu jie patys neprisidaro kažkokio tai klaidų. Bet tai yra dėsnis, dvasinis dėsnis, kuris atsikartoja ir nuo kurio labai priklauso žmogaus, aiškiai, pats gyvenimas, jo kūrybinė galia, sėkmė, laimė ir sveikata. Jeigu žmonės žinotų, kaip yra blogai pykti, kaip neapkesti, kad bet koks, reiškia, mažo pykčio įsileidimas į šeimą, tai yra pradžia, kuri po to, reiškia, po truputį auga, atsiranda naujų tų pykčio šaltinių, naujų priežasčių ir jos, reiškia, dar daugiau koncentruojasi. O štai, ką reikėtų daryti, tai pirmoji eilė per atgailą nepalikti nieko, neutralizuoti. Ir per atgailą svarbiausia yra atleisti. Jeigu tvarkingai atgailą atlikai, skiria šviesią maldą ir tas blogis nebesikaupia, reiškia, tai yra buvęs sukauptas, išnyksta. O štai, suprantant atgailos tą reikšmę, galima praktiškai, žmogus nerobotas, kartais neišjungs, jau ten būna susnervavo ir taip toliau, bet jeigu per atgailą neutralizavai, tas blogis jau nesikaupia į tą kalną, kuris paskui tampa tarp vyro ir žmonos išaugusiai sieną, kurios negali peržengti nei vyras, nei moteris. Tai va taip, kad yra tie dėsniai, jų reikia vadovautis. Kita vertus, jeigu tik tai pyktis, nepykanta, bujoja žmoguje, žmogus pirmoje eilėje naikina save. Ir jis kuo toliau, to daugiau grimsta į onkologinę įtampą, į nervinę tą įtampą.
Ir tie dalykai paskiau pradeda reikštis lygomis, insultų, infarktų, vėžių ir visom kitom, reiškia, lygom, kurios yra programinės taip vadinamas lygos, kurioms kaip tik tai, kurių maistas ir yra tie insultai, infarktai ir visas kitas lygos. Tai yra programas, jeigu yra programas ir jos maitinamas, reiškia, žmogus iš tikrųjų sudaro sąlygas savo tokiai būsenai ir tokiai gyvenimo baigčiai. Kai žmogus išsilaisvina iš programų, net būna visai silpnoj būklė, pradeda sveikti, atsistato pasilygiai. Ir dažniausiai reikalinga žmogui tokį stresą pergyventi, kad įsigyvenimą pradėtų žiūrėti kitaip, tai yra apturėti insultą, infarktą, vėžį, dar kažkokias tai ligas, kurios jau, reiškia, kur daktarai netgi prognozavo, kad jau viskas, mes jau galvojam, kad nieko to negalėsim padaryti, žmogus pradeda mąstyti, o ką man to reikia, to pykčio, agresijos, aš galiu gyventi visai kitaip. Bet reikia būtinai, kad gautų per galvą, reikia būtinai, kad tą smūgį aptarėtų kažkur tai, kad paskiau, reiškia, pradėtų mąstyti kitaip. O kol žmogus neapturi to streso kažkokį rimtą smūgį, tai praktiškai jis negali pats savęs pakreipti reikiamą kryptimi gyvenimą, kur neša sėkmę, laimę, dvasinę šviesą, išmintį, santarvę. Be santarvės nėra gyvenimo niekur. Už tai santarvė turi būti pirmaliai su savimi, pačiu su savimi žmogaus, o kad su savimi tai reiškia neturėti tų krislų, kurie praktiškai ardo širdį, jeigu supratai kažkokią tai gyvenimo klaidą, per atgalą neutralizavai ir palikti ramybėj. Ir netgi būti patenkintų savotiškai savimi, kad ir šitą Dievo valią įvykdžiau, reiškia yra. Išlipau iš tos problemos, iš tos bėdos. Antra, aišku, santykiai su artimaisiais, tėvais, seneliais ir artimaisiais savo vaikais, anūkais ir taip toliau. Kodėl tai reikalinga? Už tai, kad čia yra grinai ryšyje. Juk vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, tėvą ir motiną sielą maitinasi per savo tėvų sielas. Ir visas tęsinys eina, tęsiasi. Ir turi galingą poveikį. Aš kada turiu tą galimybę pažiūrėti, kaip keičiasi rodikliai, tai kai tik tai žmogaus atsistato lygiai, keičiasi lygiai mirusių tėvų, senelių, prosenelių ir galima netgi atsekti, iš kokios ištakos žmogus yra gimęs. Taip kad suvokti, suprasti gyvenimo klaidas, iš jų išsilaisvinti, tai yra labai svarbu. Labai svarbu žmogui, reiškia, gyvenančiam ir labai svarbu žmogui, kuris nori tos gyvenimo šviesos, išminties. Juk aš esu aprašęs Vokietijai kaip vienas vyras, jis visus, reiškia, nepatenkintas ir vaikai visi nusisuko, kaip jis tik tai permastė viską ir suprato, paskaitęs mano knygą tik suprato. Iš karto atsisuko vėl vaikai, vėl pradėjo vadinti tėvu, atsistatė santykiai. O taip atrodo buvo tiesiog pykčia pritvenkęs, kaip aš dabar ir bandžiau, ir jos auklėjau, reiškia, ir valgdinau, ir uždirbinėjau, reiškia, pinigus, kad šeima būtų išlaikyta, o dabar jie mane nežiūri. Už tai, kad tas, kur sukauptas pyktis agresija, atstuminčiai veikia. Per pyktį niekuomet nebūsi mylimas, per pyktį niekuomet nebus sėkmės laimės. Sėkmė ir laimė yra per geranoriškumą. Netgi Napoleonas sakė, ko negalima paimti kardu, galima paimti šypseną. Tai va, taip, kad nebereikalo amerikonai šypsasi, nebereikalo kai kurie vakariečiai šypsasi. Iš dalies tai yra neblogai vien dėl to, kad šypsena nors neagresyvus tas veidas, reiškia, jisai sukelia kitokį, reiškia, žmogaus su juo bendraujančią būseną kitokį. Gal tokia palaimingesnė būsena, nors čia galbūt rimta padėtis yra. Bet žmogus, kuris nepasiduoda, aš sakau, pas mane yra tokiu atveju, atvažiuoja iš Anykščių moteris vėžių. Jau sakė, kad viskas, jau vienas iki, antras iki viskas, o jinai nieko panašaus. Jinai toliau gyvena. Tiesa, jinai palaidojo sūnų. Ir tai dar nepaėmė vėžys jos. Ir per sūnaus, reiškia, žūti. Tam širdis, reiškia, su širdim buvo blogai, širdis sustojo, mirė sūnus, jaunas vyras. O jinai, reiškia, toliau liko viena gyventi, nieko neturi ir marti, reiškia, su anūkė, to sūnaus, reiškia, yra dukra, ten kažko tai siaubingai, reiškia, pasipūtė, net nebendrauja, o jinai vis tiek savo gražiai ramiai planuoja, kaip čia bus, kam perrašyti, kaip čia perrašyti tos, reiškia, visą turtą,
kad, reiškia, būtų paskiau anūkė atitektų ir taip toliau. Ir vat, į tuo savo geranoriškumu, jinai ne pykčia, ne agresija, ne apykanta, yra kažkokia tai nuoskauda vidinė, kuri neleidžia taip jau galbūt būti džiaugsmingai, bet jinai vis tiek nekreipia dėmesio. Jinai daro toliau taip, kaip reikia daryti ir yra patenkinta savimi, kad jinai daro gerai. O jeigu žmogus, reiškia, tam arti kažkur, tai jinai neturi to visavertiškumo suvokimo, nu, jos problema yra. Bet jinai anūkė nori, kad būtų visai kitoks gyvenimas, tą geranoriškumą spinduliuodama, jinai savo rezultatą pasieks. Tai va, taip, kad yra žmonės, kurie teisingai, išmintingai, kad supranta ir patys, reiškia, yra. Patys pasveiksta, patys į gyvenimą pradeda žiūrėti kitaip ir kaimynai stebisi, kaip jinai dar gyva vaikšto. O jinai išbali, jinai savo ir namuose visą tvarko, visą ūkį pasitvarko ir gyvena. Tai va taip, kad yra, sakyčiau, dėsniai tie, jeigu žmogus žino ir moka kaip panaudoti gyvenimo praktikai, tai yra galingas svertas, netgi atstatyti, reiškia, savo sveikatai, būsenai, bendrai, o nuo žmogaus būsenos, ypatingai dvasinės būsenos, priklauso jo ir sveikatos lygis. Taip, kad jaunimas, kuris, reiškia, nesigilina informaciją, o kodėl šiandien jaunimui taip yra sunku, už tai, kad jis auklėtas, tas tarybinis auklėjimas, nereikėjo Dievo, nereikėjo tos dieviškos išminties. Patys tėvai irgi jau per 40 metų nutolo, irgi nesudarė tų sąlygų. Ir antra, reiškia, žmogus nesugeba sugrįžti. Koks čia Dievas, apie ką čia kalba, reiškia, yra. Jokio Dievo nėra, kas tvirtina, reiškia, yra kai kurie jaunuoliai. Ir kad čia gyveni vieną kartą, reiškia, ir tą gyvenimą reikia gyventi taip, kad kaip tas atsimena armijoje toks vienas Vladimiras, pavardė Sudalevski. Sako, gyvenimą reikia pragyventi taip, kad matyti kalnus išgertų bonkų ir minės apgautų moterų. O jo buvo tas kredo toksai. Ir jis to siekė. Su mergina pradėjo draugauti, tai jinai neatsidavė jam, tai jisai padavė pareiškimus, paskiau atsidavė, tai jisai atsinėjo pareiškimus ir toliau nuėjo. Netgi tokie būdai. Taip, kad yra visokių, reiškia, žmonių, visokių tų įsitikinimų nuostatų, bet jeigu žinotų, kas yra, nu, galbūt jau ir, kadangi jis mano amžiaus kažkur, tai galbūt ir gyvųjų tarpe nėra. Galim būtų ir pasižiūrėti įdomų dėlį kada nors. Bet esmė, reiškia, tokia, įstrigo tie jo žodžiai. O pats, kada skaito, reiškia, yra ten knyga, taip toliau, sakydavo, a kakoj же жизни ты мечтала, трижды разведенная жена. Apie kokį tu gyvenimą svajoji 3 kartus įsiskyrusi moterė. Tai vat, matot, pats gyvenimą tokį veda, o kitus smerkia. Bet esminis, reiškia, dalykas tai yra nesupratimas. Jeigu jis supras, jis gana protingas žmogus, jeigu jis būtų supratęs šitą žinias, turėjęs tuo laiku, tai jis būtų mąstęs visai kitaip. Bet kadangi žmonės tos informacijos nežino, tai jie mano, kad kažkur tai laimė visai kitur. O laimė yra pirmoje dvasiniai stiprybei. Suvokime dvasinio dėsnio, gebėjime pritaikyti juos gyvenimo praktikoje. Ir kito kelio nėra. Netgi žmonės stengiasi, paskui ima kažkur tai sukvailioja ir tos pastangas visas naina niekais. Taip, kad į gyvenimą reikia žiūrėti kitaip. Ir jaunimas šiandien, neturėdama šitų žinių, kenčia. Tėvai nieko negali padėti, nes patys nežino tų žinių. Jie aiškina ūkiškai, bet ūkiškas aiškinimas šiandien nepadeda. Šiandien reikia argumentuotai kalbėti. Tai reiškia aiškinti, kodėl taip yra, kodėl neturi būti šito. Jeigu nori laimės, sėkmės į savo šeimą ir vaikams, tai visaverčių vaikų, turi žinoti informaciją ir dėti pastangas. Netgi dedant pastangas, labai rimtas pastangas, ir tai ne visą laiką gaunasi taip, kaip norisi. O nededant pastangų, paleidus, reiškia, viską laisvai, taip vėjais, tai praktiškai žmogų labai greitai nutraukia šiandien tos dvasinės tamsos. Ir pačios esybės, ir žmonės apsėsti tų esybių, įtikinėja, kad čia viskas gerai yra, kaip irgi gydytojai rekomenduoja masturbaciją jaunimui. O jeigu jie žinotų, kas tai yra, tai tikrai, sakyčiau, tokiam gydytojui reikėtų atimti licenciją gydytojo. Čia ne gydytojas, yra blogos informacijos platintojas. Reiškia, žmogus, gydytojas turi būti ir dvasinis gydytojas, ir biologinis daktaras.
kad gydyti kūną ir gydyti žmogaus sielą. Jeigu tik tai vienoje pusėje kažką tai daro, bet kitoje neturi žinių, tai tas gydytojas netgi negali pagydyti kūną žmogaus. Taip, kad yra ir vertėtų tos dalykus dėstyti, kad jie žinotų ir suprastų. Ir aš dabar kiek daugelį paklausiu, ir Amerikoje gyvena, ir iš Anglijos atvažiuoja, ir iš Airijos atvažiuoja, kurie anglų kalbą įvaldė patys, reiškia knygas angliškas skaito, įvairių reiškia tų rašytojų įvairiausių. Sakau, o šitą informaciją nors vienoje knygoje radot? Vat ką aš aprašau, radot informaciją? Pasirodo, nėra niekur. Kažkokias tai nuotraukas, kažkur tai atspindėtas, bet ir tai atspindėtas tarp kitko, o ne kaip esminis dalykas. Taip kad žinant šitą informaciją ir gyvenimą pasukus va tą tvarkingą kryptimį, tikrai galima visai kitaip gyvenimą pragyventi ir pačius vaikus laimingus užauginti, kurie turės informaciją, žinos, sugebės šiame pasaulyje vat, sraute išlikti aukšto lygio, gebės normalią šeimą formuoti ir gebės padovanoti gerus anūkus, kurie neša sėkmę, laimę ir sveikatą. Tai va taip, kad išeitis yra, bet išeitis per suvokimą tų dvasinių dėsnių, kadangi žmogus dvasinio būtybė yra pirmoji, siela pirminė struktūra yra, o siela kenčia nuo netobulų minčių, nuo minčių, kurie jos prieštaroja visatos dėsniams. Tai yra didžiulis tas naikinimo sistema, kada žmogus mąsto ne taip, kaip turi mąstyti. Ir kai žmogus sugrįžta į normalų mąstysenos lygį, atsistato ir programos, ir visas grandis, ir gyvenimas atsistato. Ir nereikia nieko sudėvinti, nei vyrų žmonos, nei žmonai vyro, nei vaiko, nei kažkokio tai verslo, nei kito, o atvirkščiai. Viską išlaikyti tam išmintingo, kūrybingo ramybė ir viskas klosis taip, kaip pridera. Taip, kad viskas priklauso nuo žmogaus paties, nuo jo supratimo, suvokimo ir, kaip jau minėjau, gebėjimo pritaikyti tą žinią savo gyvenimo praktikoje. Kokie klausimai? Artėja vaikam egzaminai, būna tokie dideli stresai, bet kaip tiem vaikam, ką tėvai galėtų padėti, kaip tai patys vaikai? Vaikai, jeigu vaikas yra tikintis, jeigu jisai, žino tos dėsningumus, tai yra labai lengvai daug kas keičiasi. Aš patiriu, atsimenu, yra Vokietijoje gyvena dvi dvynukės, tai yra mama pagimdė dvi dvynukės ir viena dvynukė, gavosi taip, kai jinai pagimdė, jie sako, nu kur aš dabar ją dėsiu, gydytojai sako, ką man dvi, man vienos užtenka. O ta gydytoja sako, tai gal sukišti. Čia kaip humoras, kaip anekdotas. Ir jinai patiki gydytoja. Iš puikiai supranta, kaip ten yra. Tai va ta, kurie, kur sakė, kad gal sukišti, tai jau nesisekdavo viską. Aš paskiau išaiškinu viską ir mamai, taip toliau. Ir egzaminas, kažkoks tai egzaminas, sakau, tu naikimo, pavyzdžiui, ar tai bilietą ištraukia, arba jeigu kontrolinis, sėdi. Prieš tai pasimelsk. Paprašyk, kad visas žinias, kurias turi, kad jos būtų neužslėptas tavyje, o kad galėtum jomis pasinaudoti. Skirk šviesią maldą, bet ta Tėve mūsų, tai ateina tavo karalystė, tiesia tavo valia egzamino metu ir paskui spręs, kur ir jokių būdų nesinervuok. Ir jos sesuo mokėsi žymiai geriau, o jinai prasčiau mokėsi. O jinai paskiau tą egzaminą išlaikė ir dar žymiai gavo geresnį pažymį negu sesuo. Vat kaip veikia. Tai ir mokiniams reikia nestresuoti dėl egzamino, o atvirkščiai pasiruošti ir kiek tu turi žinių, kad tas žinias prisimintum ir galėtum panaudoti egzamino metu. O kad egzaminą nereiktų stresuoti, reikėtų pirmoje žinias turėti, o antrą yra vis tiek eiti. Su Dievo palaima šviesa, yra visai kitaip formuojama tie. Ir žmogus, jeigu prisimena, jeigu mokėsi, tai jis vis tiek, gali išlaikyti. Jeigu jis nesimokė, taip, tada ir tos maldos nepadės. Nes Dievas žinių neduos daugiau, negu tu išmokai. Bet jeigu tu mokėsi, žinai, tai kad nesinervuoti, kad sukaupti savo visą atmintį ir gebėti panaudoti tą žinias egzamino metu, seksis. Taip, kad nestresuoti reikia, o ruoštis ir egzaminui, ir ruoštis ir dvasiškai, ir fiziškai. Ir gilintis į žinias.
o paskiau sugebėti pasilikti ramybę ir panaudoti egzamino metu. Nes baimė pritraukia, atsiminkite, jeigu tik tai baimė stresas, tai būtinai pritraukia, kad ištrauksi bilietą, kurio neskaitei, ištrauksi dar kažką tai. Ir atvirkščiai. Kada žmogus, reiškia, kūrybingai taip eina, ramiai, išmintingai, reikia ištraukti tą, ką tu žinai. O kas liečia tos mokslus, jie reikalingi yra. Bet jeigu kalbėti šiandieną, yra per daug duodama, reiškia, tų mokslų į mūsų, reiškia, žmonėms. Tiems vaikams, reiškia, nori sukišti viską. Literatas nori sukišti literatūrą visą, geografas geografiją visą, matematikas visą matematiką ir taip toliau. Ir štai, o žmogus ne kiekvienas, reiškia, imlus tiems dalykams. Bet Vokietija yra įskirstytas į grupės. Yra tokia mokykla, kuri tik baigsi vidurinę, tai, reiškia, gali ten netgi ne vidurinė, paskui specialybė, reiškia, ir mokysi specialybės. Jeigu tu negabus mokslui, tai iš karto, reiškia, yra specialybė galėti, 9 klasės baigęs gali turėti specialybę. Ar 9, ar 10, dabar tiksliai neatsimenu. Paskiau kita, reiškia, yra, jeigu nori aukštąjį mokslą siekti, būtinai reikalinga baigti gimnaziją. Tai yra 13 klasė. Tada, reiškia, gali stoti į aukštąjį mokslą. Jeigu 13 nebaigėsi, aukštą stoti negali. Kolega gali, o į aukštąjį ne. Niekas nepriima dokumentų. Tai yra, jeigu tu pareigingas ruošiesi mokslui, ir tau, reiškia, sakėsi, tu gali toliau mokytis. O jeigu tu nepareigingas arba, reiškia, neturi gebėjimą, tai tada ir gyvenk tokį gyvenimą, kokį tu vertas esi. Čia irgi gerai yra. Ten tiesa dar vienas yra, jeigu stoti aukštąją mokyklą, reikia įsidarbinti toj srity. O štai ten viskas, reiškia, kaip tik mokslo metai baigėsi, jie visi siunčia tuos vadinamus bovergus vokiškai, o reiškia praktiškai tuos saitus į visas firmas, kur nori įsidarbinti ir taip toliau. Ir paskiau, kai negauna darbą, negali stoti tą specialybę. Jeigu nori, gali stoti, bet tada mokamas mokslas yra. Jeigu tu dirbi ir mokaisi, nemokamas mokslas. Skatinimo priemonės visos valstybės duotas iš tos pusės, kad žmogus, reiškia, ir ne šiaip savo, kad tik mokytųsi kaip pas mus, o kad ir dirbtų. Ir jeigu tam darbas nepatinka, tai jis ir mokytis nenori to mokslo. Tai taip, kad čia yra ir tokie bandymai labai stiprus yra. Tai ir žmogus, reiškia, yra. Jis nori kažko tai, bet jis net nori dėl to, kad ten pelninga, nori dėl to, kad ten, reiškia, jis tikisi kažką tai gerai uždirbti, bet jeigu jis specialistų nebūsi, tai iš to mokslo nieko nebus. Nieko tu neuždirbsi ir gal nebent tik panaudosi gyvenimo praktiką, kad turi aukštai kažkur, tai gal kažkokią tai darbą rasi tokią intelektualesnį. Bet vien tik tai mokslas ne viską duoda. Nes duoda praktika ir gebėjimai. Kokie dar klausimai? Tai viskas aišku. Taip, kad iki malonaus sekančio.